tikrųjų vaikystė buvo labai sunki, tėvai labai anksti išsiskyrė, man iš tikrųjų buvo tik metai ir taip gavus, kad mes su mama išsikraustėm į Skuodą. Jeigu jūs žino, toksai Žemaitijoje yra, tai daug metų mes ten gyvenam su mama, baigiau aš ten tus mokslus ir nuo pat mažų dienų aš visą laiką norėjau būti kirpėja. Man ta kirpėja, kažkas tai tokio buvo. Netgi buvau nusipirkus popierinės žirklės, savo amžiną senelį visą laiką kirpdavau. Jisai niekada į kirpyklą nėra buvęs nuėjęs. Ir mamą pakirpdavau, paskui kažkaip atsirado brolis, brolį kirpdavau. Baigiau aš Klaipėdoje mokslus, kirpėjos, įsigėjau vis dėlto tą specialybę. Ir aš pagal ją neilgai dirbau Skuode gal 1,5 metų. Ir likimas taip suvedė, susitikau savo vyrą. Pasigimdžiau 2 dukras, Skuode darbų nerasta, jau tais laikais sunkoka buvo. Ir mes persikraustėm gyventi Klaipėdoje, šiai dienai gyvenam apie 10 metų jau. Ir ką, atvažiavęs iš tokios provincijos, kalbėti literatūriškai nemokė. Aplamai tik tais trenigai ir kėdai, ir ką, kalbos nerasta. Pas darbdavį eit bijau, su savo kirpėjos profesija esu nulis tokia mieste. Nusiraunu į vieną kirpyklą, tokia kaimiška mažikė. Ir prašau darbą, o man sako, kad tu vaikeli, nei kalbėt, atrodai klaikiai. Tu už kėdę susimokėjai 250 tikrai neturėsi, o pas tavęs klientūra tai nulinis, tikrai tu jo šiandien negausi. Toks kaip ir superinis pakilėjimas į viršų, tu ten sutriptas esi toj kirpyklai, pas to darbdaviau, ką, grįžtu namo, ašaras pakalnis, vyrui sakau, nežinau ką, grįžtam atgal į Skuodą, skambinu mamai, mama sako, žinai, Ingrida, padarė tokį žingsnį, atgal negalima grįžti, turit Klaipėdai įsitvirtinti. Ir ką tada, per kavinę žinau, kad moku valgyt gaminti, nors savo mokslę. Ir taip, aš ten pradėjau dirbti kavinėse, vienoj, kitoj, ir man pasitaikė 2 darbdaviai, tragedija, bet ne darbdaviai, ir jie pastoviai staugdavo, kada ateidavo mokėjimo diena atlyginimų, o tu ten dirbi nuo 8 iki 12, jeigu reikia, ir iki 1, ir jūros šventė iki 4, iki 5 ryto, ir į tai niekas nežiūri, o vaikai mažamečiai namuose kaip ir vieni būna. Gerai, kad kaimynai ten neišskundė ir vaikų teisė neužsindė, kad jie mergaitės vienas. Ir aš papildomai atsiradau dar vieną veiklą. Pakvietė mane į grožio procedūrą su kosmetika. Pabandžiau. Kosmetika be galo patiko, ne mano kišeniai. Reikia kažką tai užsiimti. Ir ten reikėjo labai didelių investicijų. Ką, yra Palanga, kur labai gerai vyksta užsidirbti. Tai, kad aš tos pinigus ne į šeimą, aš kosmetikos sandėlius pradėjau daryti namuose. Nes jeigu sandėlių neturi, pas tavęs prekybos nebus ir viskas su tavim. Man ten iš pat pradžių gal ir gerai siekėsi, padariau aš ten tuos žingsnius, ką man reikėjo, ten tokie raudoni švarkai, aš viską padariau, pasiekiau. Ir aš matau, kad aš labai didelę minusę esu. O vyru aš negaliu pasakyti, kad mano Palangos pinigai, pakankamai dideli pinigai, jie yra išleisti vėjais. Nes tada būtų čia pačio nesidėjus 100%. Ir atsirado tokia irgi pažįstama iš tų pačių kosmetikos ten merginų. Jien sako, Ingrida, atvaryk pas manęs į ofisą. Atminu šitą ofisą jau. Jien man sako, žinai, ir toks M-Capital. Kas tas toks per daiktas, sako, su kuo mes valgom, savo kuo tepamas, visiškai aš ten nieko nesupratau. Ir man sako, rašyk bendradarbiavim sutar. Sakau, aš čia labai įsipareigos. Ne, nieko ten nėra. Norėsi dirbsi, norėsi nedirbsi. Tik, kad toks variantas, dirbu vyrėja, dar biškų prie kosmetikos prisidurs. Gal reikia pabandyti, kas čia per tas M-Capital. Ir man sako, bet reikės į mokymus važiuoti. Berods tada 2,50 buvo. 2 dienų, o bagavai, kaip reikia vyrui pasakyti, kad 2 dienas išplaukiu kažkur. Nes niekada aš nevažinėjau niekur iš namų. Ir aš taip gražiai vyrui ir reikalas, reikia, aš važiuoju, sak tvarkoju, bet kita problema ir sakau, man pačiai vairuoti reikia. Nežinau, kur sakau, ten reikės ir vis.
Nu ką, bandyk, važiuok. Ir dar ne vienas su viso ekipažu. Nu, Arnas man nupasako, kur, kaip. Jau čia viskas tvarkoj. O prieš tą išvažiavimą, tai labai noriu paminavo, tai buvo M-Capital konkursas. Mes dar tai dienai su draudimais nedirbom, mes dirbom tik su pensijų fondais. Arno nepažinojo, Melanos ir Žilvino visiškai ne, nes nebuvom mes netgi susitikę. Internete paskelbė tą konkursą, kas daugiausiai su grupės komanda perkels pensijų fondų, bus kelalapis į Druskininkus 2. Nu ką, kadangi Ingrida pasirodė ne tik skaityti nemok dar, varo viena pati tas pensijų fondus, skambino aš savo tą koordinatoriai, kiek sakau padarėjai, aš tai nežinau, sakau daug. Tas sakė Ingrida, ten ne vieno žmogaus ir čia komandinis turi būti. Komandos pas manęs neras ten. Aš jai sakau, varau aš vieną, kaip bus, taip sakau, gal pasigailės mane, sakau, gal gausiu aš tą kelalapį Druskininkus. A jin sako, kodėl tu taip nori? Mano vyras, drąsiai galiu sakyti, 10-15 metų jisai dirba be atostogų, jis visiškai niekur nėra buvęs išvažiavęs ir mano tikslas buvo, kad aš jį galėčiau išvežti 2 dienom į tos Druskininkus, į tą sanatoriją, pailsėti, be vaikų, be nieko, mes tik dviese ir gavus taip, kad aš per telefoną susipažinau tada su Arnu. Ten toks chaosas labai didelis buvo, atsirado Mantas, dar konkurentas, dar ten tų konkurentų. Ir ten reikėjo būti šalia. 2 telefonai, per draugus. Nieko man iš jūsų nereikia, asmens kodo, vardo pavardės. Ar turi pensijinį? Taip turim. Sakau, pirmąjį pas nuotarą. Jeigu neturi 3 litų, aš sumokėsiu. Tik varom. Ir skambinarnas sako, labą dieną, Ingrida. Taip, Ingrida. Čia kompanijos direktorius Arnas. Va, aš mintis galvoju, pūsk, tu netrukdyk. Aš nepažįstu nei to Arno. Nei Arno, nei to Žilvino, nieko galvoju. Mano tikslas ir šeštadienį vyrai supakuoti ir išvežti. O čia dar aš Arnas, tu žinai, tave aplenkė vieną sutartim. Nieko, aš turiu rezervę. Ir tada jau skambinau vėl į tą Kauną, o Kaune, man atrodo, Marius ar Mindaugas buvo, nebeatsiminto vaikino, ir jis Ingrida taip, o sakau, tu dabar nepadėk ragelį, per tas sutartis. Ir jis man sako, žinai, liko 10 minučių. Oha, jau be 5:10, nu, be 10:05, jau viskas. Ir paskutinė man vėl skambina Ingrida, sako, tave vėl 2 aplenkė, ar ten vieną nieko, sakau, aš dar rezervę turiu. Ir buvo be 2:05, aš paskambinu ir sakau, tu nebedrįsti daugiau ne vienos sutarties užregistruoti, nes jau 5 ir mano turi būti paskutinė. Ir praėjo kažkiek tai laiko, vėl Arnas skambino, nu Ingrida tikriausiai sako, tu ir laimėjai, aš jes, o per tą laiko tarpą aš dar konservavau agurkus ir pomidorus. Tai nei agurkų nebuvo, nei pomidorų nebuvo, nieko nebuvo. Viskas buvo nušaudyti, nes ten agurkus perkaitinau, jie man ten suvirė buvo, visokių tokių nesąmonių. Ir aš kai gavau atlyginimą, mano atlyginimas buvo 2000 ir aš po savo tų kosmetikos įkišimų tokius didelius pinigus, man tie 2000 buvo, wow, pagaliau gavau atlyginimą normalų. Ir per kažkokius įvadinius Žilvinas ir pasakė, na, Ingrida užsidirbo ir agurkams, ir pomidorams tų pinigų.